gyvas, bet manęs Jūratė klausė, ar galva neskauda, ar dar kažkas sakė, ar energijos turiu. Tai aš jau ne pirmą kartą dalyvauju šitoj programai ir noriu pasakyti, kad tikrai nereikia susirinkti ten grupiai kažkokiai 10-12 žmonių, kad dalyvauti šitoj programai. Tiesiog būna toks laikas, kai tau pasirodo, kad, kaip prieš mane kalbėjusi, sakė kolegė, kad kažkas tai atsitinka, kad praėjo kažkoks laikas, ir dalyvaukim, tai pasirenkam. Čia nesvarbu, ar penktadienis, ar pirmadienis, ar trečiadienis. Man labai patinka apsipirkimas, kaip Jūratė pati sakė. Nueini į IKEA, kažkokį kitą marketą, ir žiūri, ko tau, kas įdomu ar kas neįdomu. Tai aš jau paskutinį kartą prieš 2 dienas ėjau. Tai biudžetas 27 eurų. Bet aš matau, kad aš turėsiu galimybę ir dar vieną kartą sudalyvauti tokio programą. Nes tas sotumo jausmas, kurį pasidarai tikrai ne iš šitų vienų daržovių, kaip sakė, pomidoras, agurkas, kopūstas ir taip toliau. Tik dadėjus avokadą, dadėjus, aš mėgstu kivį, raudoną arba tą pamelo greipfruktą. Pas mane namie visą laiką yra šaldytos citrinos. Tai yra citrina šaldoma, tarkuojama ant smulkios tarkos ir įdedama į kamerą. Čia aš savo tokį truputį turėjęs chemoterapijų nemažai, tai aš tos detoksikacinės programos vienokios ir kitokios stengiuosi laikyti. Tai šitos priedus dadėjus, tai tikrai atsiranda ir tas baltasis ridikas, ir tos kalės salotos, ir lapinės, ir špinatai, ir rūkolos. Tai tikrai suteikia skonių įvairovę ir tas sotumo jausmas tikrai jisai nebūna, dabar aš 2 valandą valgiau, tai man turėjo būti vakarienė, aš turėjau už visus pavalgyti, bet tikrai nėra to tokio jausmo, kur aišku teisingai Jūratė labai sako, kad būtina vandens kiekis. Aš ir pats tą vandenį periodiškai geriu, 12, jeigu 9 valandą pusryčiai, 11 valandą arbata, aš arbatos šitos nevalgy, tikrai geriu gerą puslitrį, ne tai, kad ten podėliuką išgeri ir kaip kavos ir atseit laimingas. Ne, tai paskui išgeriu tą patį česnaką, vėliau, kaip Jūratė irgi ten turbūt nepaminėjo, bet kitus papildus galima juos naudoti. Tai taip, kad tikrai... Pamela pabėgo. Dabar Lietuvos nepriklausomybės dienos proga pasidariau savo geltonai žalią raudoną lėkštę tokią gyvensiančių natūratų. Tai čia dar nepaminėtas yra labai svarbus ingredientas, tai yra granatų sėklos. Jos irgi dalyvauja kaip antioksidantas. Tikrai nereikia jokių vynuogių saldžių, jokių bananų. Yra tokie vaisiai ir daržovės, vyšnios, pavyzdžiui, šaldytų vyšnių namie atsidarykit kamerą, tikrai rasit juodųjų serbentų, vyšnių rasit, mėlynių rasit. Kažkokiu tai uogų, kurios tikrai jums padės šitą visą racioną papildyti. Dabar dėl tos mėsos, tai kaip sakyti, čia net nėra klausimo, kadangi, pasakau, sotumo jausmas, turi turėti savo tą režimą per kurį laiką ir turi turėti tokią sistemą. Aš naudoju, kaip sakė, dėl aliejus, aš naudoju 2 tipų aliejų, arba linų sėklų aliejus, arba juodagrūdžio kmyno aliejus. Aišku, čia jau Lietuvoje nenusipirkti, reikia juos atsisiųsti, bet tikrai duoda tokį savitą. Dar labai gerai naudoti, pavyzdžiui, yra parduotuvėse nusipirkti koncentruotas granatų, reiškia, toks kaip padažas, ne padažas, bet... O kodėl? Nesaldu, ten koncentruotas. Ne,
Natūralu, ne visai Ten reikia, specialiai. reikia pirkti gruzinišką, armėnišką, ne iš Makso. Turkiška geriau. Turkiška, va teisingai, Azerbaidžano dar labai gerai. Nu, jeigu kai Ne, aš ten vedu yra- programą, tai aš neleidžiu. Dėl Tu gal aš nežinai jo. netyčiosim, nes ten tikrai Tu gal jo koncentratas nežinai. yra ir jisai. O toliau, tai sakau, va, sėkmingai 2 dienos ir aš manau, kad dar reikės ir 3, paskui dar pajungsiu tą jau kokteilinę dieną. Nes man tie kokteiliai tai irgi toksai kaip rimtas patiekalas. Supranti, jeigu ten susimaišai ten pusę litro, nu tai ten drąsiai jau gali eiti į kalnus. Tai tikrai pirmas dalykas, nereikia kažkokios tai grupės ten, savęs agituoti, dar kažką. Antras dalykas, labai gerai susitaupo jūsų piniginė, nereikia kasdien eiti į parduotuvę ir eiti per lentynas ir kažko pirkti, o tai šiandien dar kiaušinių neturiu, tai ten pienas baigėsi, tai dar kažkas. Absoliučiai nėra tos problemos. Įsivalot savo šaldytuvą, atsidarot kameras, ką buvot prisišaldę ten, pas mane irgi ir brokolių, ir šparaginių pupelių, ir tų moliūgų dar nuo kažkada. Viskas pasakė, Jūratė, negalima, reiškia, atšaldom, dadedam, gavom raudonos spalvos, važiuojam. Taip, kad daug yra privalumo apart to, kas savo savijautą jautys, bet ir biudžetas, biudžetą pat pataupai ir pas draugų kviestis nereikia. Tik ir į svečius nereikia. Ta pati. O ką tie vaikai kitokie? Apgaukit, vat mano dukra irgi turi rimtą lygą, irgi šilauogę. Šilauogę galim pakeisti duoju serbentų. Arba ten kažkokią tai vyšnę. Nu, truputį reikia apgauti, pažaisti tais vaikais. Nu, saldžių uogą pakeisti į kažkokią ir pakeisti formą. Jie nori sriubos, kotletų. Tai bus ir tas ir tas tik tai pradžia. Jeigu suvalgysit porciją va šitokių daržovių, pamiršo, kad tos kotletas yra tokios sriubos. Vaikam nereikia dar detokso. Ne, aš kalbu iš patį principą. Jeigu tu pavalgai, tai paskui žinai, ką pasižiūrėti. Tai kažkaip tai nelabai, taip kad sakau, čia Paskui lauksim galiaus rezultatų. Ačiū. visą laiką jie yra. Manau, visiems.